Labą dieną. Esu Audrė Dulėnienė, dirbu Vilniaus universiteto informacinių technologijų taikymo centro IT paslaugų skyriuje. Koordinuoju universitetinę ERGIS licenciją nuo 2010 metų. Vilniaus universitete vykstančios reformos paskatino pamąstyti, kaip būtų galima panaudoti ERGIS programinę įrangą universiteto reikmėms. Šiandien norėčiau pristatyti ERGIS galimybės nekilnojamo turto valdyme, taip pat gyvai pademonstruoti ERGIS priemonių funkcionalumą ir šiek tiek pasidalinti ateities vizijomis. Šiuo metu Vilniaus universitete ERGIS pagrindais dėstoma apie 30 dalykų. Turime ERGIS dėstytojų apie 40, ERGIS naudotojų taip pat turime iki 500, nors bendruomenė sudaro maždaug 25 000 narių. Ir dabar planuojama panaudoti ERGISą nekilnojamo turto valdyme. Registrų centro duomenimis Vilniaus universiteto nekilnojamąjį turtą sudaro pastatai, inžineriniai statiniai, tinklai ir mazgai, sklypai ir visus juos valdo ir prižiūri Vilniaus universiteto administracija, įvairios direkcijos, skyriai. Turime pastatų registrą, turime turto apskaitos registrą informacinėje sistemoje. Tačiau neturime turto geografinės duomenų bazės, pastatų informacinės sistemos paremtos BIM metodologijomis. Taip pat brėžiniai CD laikmenuose ir popierinėme formate laikomi skirtinguose padaliniuose. Samdomos remonto firmos nesidalina brėžiniais, kuriuos suprojektuoja architektai. Vėluojama atnaujinti informaciją pasikeitusią. O štai taip atrodo Vilniaus universiteto nekilnojamasis turtas žemėlapyje. Ir dabar turto valdytojui tampa aktualus teritorinis nekilnojamo turto valdymas, kadangi kūrėsi universiteto miesteliai. Šių metų rugsėjo 22 dieną Vilniaus ir Vilniaus Gedimino technikos universitetai pasirašė sutartį dėl bendros infrastruktūros saulėtekyje atnaujinimo. Tokia pat sutartis planuojama pasirašyti su Mykolo Riomerio universiteto Didlaukio miestelyje. Kuriant Didlaukio miestelį, taip pat bus kuriami Čiurlionio, Naugarduko, Vilniaus universiteto senamiesčių miesteliai. Taip pat turime pastatų kompleksą Kaune, tai Kauno humanitarinis fakultetas. Bus apjungiamos poilsiavietės ir mokymų centrai, jungsis mokslų centrai Santariškėse ir Visoriuose. Tas centras naujas vadinsis Santara. Ir visiems šitiem procesam labai pravers GIS technologijos. O GIS pagrindų paruoštais duomenimis galėtų naudotis Vilniaus universitetas rengiant viešą informaciją bendruomeniai, svečiams. Labai yra aktualu kultūros centro renginių erdvės, neįgaliesiems pritaikytos erdvės, paminklai, paveldo objektai, poilsio zonos, dviračių, pėsčiųjų takai, aikštės, parkavimo aikštelės, daugiaaukščiai parkingai, priešgaisrinės apsaugos, evakuacijos planai, hidrantų išdėstymo žemėlapiai. Taip pat aktualų mokymų patalpų išdėstymo planai susieti su tvarkaraščiais, pasakojamieji žemėlapiai, Wi-Fi zonų išdėstymas, informacija Erasmus studentams, Vilniaus universiteto atvirų durų dienoms skirti žemėlapiai, patalpų planai rezervacijai, planai susieti su turto vietos žymėjimu. Kaip tai atrodo ERGIS priemonių pagalba, tai dabar pademonstruosiu gyvai.
Štai čia matome, kaip atrodo kado brėžinys pririštas prie žemėlapio. Taigi, kad matytųsi kažkokios atskiros zonos, tai, žinoma, yra sukurti įrankiai, kad būtų galima aiškiau susiorientuoti planuose. Yra galimybė valdyti aukštais. Galima filtruoti informaciją. Pavyzdžiui, mus domina pirmojo aukšto informacija. Taigi, pasirenkame sluoksnį, nusirodome aukštą, nusirodome lentelėje. Štai atsiranda viso pirmo aukšto patalpos. Galima interaktyviai pasižiūrėti konkrečiai, kur yra tos vietos pastate. Mums iš karto nukreipia sistema. Auditorijos, koridoriai. Labai aktualu yra pastatų administratoriams atsakingiems už gesintuvų pildymą. Taigi galima įdėti tokią irgi į pastatų inventorizacijos programą galimybę, reiškia, nustatyti. Tarkim, galim pasižiūrėti konkretų objektą žemėlapyje, įvesti informaciją arba jau pakoreguoti turimą. Matosi, kurioje vietoje mums rūpimas gesintuvas. Taip pat yra galimybė pasižiūrėti, kur yra infrastruktūros objektai, tokie kaip keltuvai, liftai, kliūtis. Tai jau čia neįgaliesiems priderintos erdvės, pandusai. Galima redaguoti jau turimą informaciją iš lentelės arba galima pridėti naujus elementus redaktoriaus pagalba iš šitos kairėje matomos lentelės. Taigi, pavyzdžiui, norint sukurti darbo vietas, užtenka pasirinkti taškelį kažkokį tai, jį pritraukti ir tiesiog suvesti duomenis apie konkretų darbuotoją. Pirmiausia, padedamas taškas. O paskui pildoma atributinė lentelė. Čia truputį nepavyks man demonstracija. Žodžiu, galima suvesti skyrius, darbuotojus, telefonus ir tiesiog tada žemėlapyje galima matyti, kaip pasiskirstę skyrių darbuotojai, kaip kabinetai išsibarstę ar prasme, visgi yra patogiau, kai vienos direkcijos ar skyriaus darbuotojai būtų arčiau vieni kitų, o ne išsibarstę per visus aukštus. Jeigu apie darbo vietas pakalbėti,
Tai tarkim, kad šiame pavyzdėje parodysiu, kaip įtraukiami darbuotojai į duomenų lentelę. Taigi vardas. Tarkim. Pareigūnus. Telefonas. Įvedus išsaugomą informaciją. Konkrečiau galima atrinkti duomenis netgi pagal žinomus kabineto numerius. Ir tarkim yra darbo vieta, tai galima įvesti netgi ir į šią vietą baldus. Tarkim, jeigu yra sukurta darbo vieta, reikalingas baldas kažkoks, stalas, kėdė, spintelė, taip pat patalpos inžinerija nurodyta, kažkokios rozetės, interneto rozetės, telefonų, taip pat technika susiejama, įvedamas atitinkamai įrenginys kompiuteris, inventorinis numeris įvedamas. Tai va tokiu principu. Tai labai pagelbėtų, pavyzdžiui, kai vyksta metų pabaigoje turto inventorizavimas. Tai visada galima pasižiūrėti, greičiau pamatyti patalpos infrastruktūrą ir kiekvieną daiktą, ar jis vietoje ar ne, ir taip toliau. Šis žodžiu, Argiso serveryje yra įdiegtas Web Application Builder ir yra ten sudėti widget standartiniai įrankiai, kuriais čia viskas valdoma. Tarkim, apie kiekvieną elementą galim pasižiūrėti aprašą Argis online. Taigi, Argis online galima taip pat rūšiuotis informaciją ir kažkokią tai, tarkim, užsidėti filtrą ir matyti konkrečius objektus ir atributinę kažkokią informaciją. Galima prisekti kažkokias nuotraukas ar dar kažką, tai vėlgi Argis online galima pasižiūrėti konkrečiai. Tai čia yra šis projektas, dar tik pati pradžia, planuojama toliau vystyti ir ateityje integruoti kolektorių ir workforce. Na ir tai tiesiog pagelbėtų pagerinti darbo kokybę ir turto valdytojai tai labai pasitarnautų. Ačiū už dėmesį. Aš turiu tokį klausimą iš svajonių serijos. Ką dar norėtumėte įtraukti į savo duomenų bazę, jeigu taip trumpai? Labai sunku atsakyti dabar. Tiesiog dar neaišku. Galbūt reikėtų sukurti, kad viskas sėkmingai realizuotųsi, visgi reikalingas organizacinis kažkoks padarinys visui.
kadangi vienas koordinatorius tai tikrai visko neaprėps. Tai, žodžiu, kaip čia mums seksis toliau gyvendinti šitą dalyką, tai galbūt kitais metais turėsiu jau ką pasakyti. Taigi palinkėkime svajonių gyvendinimo, padalinio ar kitų išteklių. Dėkojame Jums.